Tada, kai pasimato darinys su paprastomis biopsinėmis žnyplėmis per sudariusi defektą, yra paimama biopsija. Tam, kad būtų išvengtas kraujavimas, yra užklipuojama. Čia mūsų vedėjas dėja. Tai pirma diena po biopsijos, tai matosi gyjanti žaizda ir klipai ir be kraujavimo. Kadangi vis dėlto darinys buvo iš tikro raumeninio sluoksnio, buvo nuspręsta, histologiškas atsakymas tai buvo gistas labai mažo piktybiškumo, buvo nuspręsta atlikti laparoskopu asistuojančią endoskopinį darinio šalinimą. Kaip matome, jau prie pabaigos darinys yra beveik visiškai pašalintas. Šalintas tuo būdu ir laparoskopijos, nes kadangi yra didelė perforacijos rizika, matome, kad jau matosi tik seroza, serozinis sluoksnis. Ir po pašalinimo matom, kad likęs defektas, serozinis sluoksnis, po to laparoskopu buvo apsiūta šita vieta dėl perforacijos išvengimo. Ir atsakymas galutinis tai yra gistas navikas pašalintas radikaliai. Na, šitoje srityje dirbame dviese, labai sudėkingas mūsų vedėjui, Juozui Stanaičiui, kuris padeda atlikti tas giluminės biopsijas. Ir kas tai yra poepitelinis darinys? Tai yra neepitelinės kilmės darinys, kuris gali išsivystyti iš bet kurio stemplės, skrandžio ar žarnos sienelio sluoksnių. Tai yra žymiai giliau. Ir etiologija tai dvi grupės būtų. Tai piktybiniai arba turintys piktybinį potencialą, tai čia dažniausiai yra gistas, ir gerybiniai dariniai, tai leomiomas, lipoma, ektopinikas ir kiti retesni. Kadangi tie dariniai yra simptominiai, jie labai retai sukelia simptomus ir jie diagnozuojami atsitiktinai endoskopijos metu. Ir sekantis būtų etapas, tai yra endoskopinė sonoskopija. Kadangi vis tiek iš radiologinių, vaizdų, iš ultragarsinių jungiklių mes negalime tiksliai pasakyti, galime tik įtarti. Vis tiek reikalinga yra šitų darinių histologinis verifikavimas. Pilvo organų sonoskopija taip pat naujausi tyrimai šių metų specifiškumas diagnozuojant šitos darinius iki 3 cm dydžio siekia 93%, naudojant specialų per burną taikomą celiuliozinį kontrastą. Taigi biopsijos būdai būtų tai paprasta biopsinėmis žnyplėmis, didelio diametro biopsinės žnyplės, taip pat nuplėšiančioji, mūsų taikoma įpjovimosi stojanti biopsija ir kitos biopsinės, tai kaip plonos adatos aspiracija, plonos adatos histologinė biopsija arba trūkat biopsija. Šitos biopsijos atliekamas endosonoskopo kontrolė. Mes kol kas patyrimo šitoj srity neturime. Todėl to atliekame tą, ką geriausia mokam. Tai yra asistuojančią pjovimo biopsiją. Na, iki tol paskaičiavom retrospektyviai, tos paprastos biopsinės žnyplėmis atliktos biopsijos nėra efektyvios, tik 17%, nors dauguma vis tiek rekomenduoja straipsnių ir algoritmai, kad reikia vis tiek paimti biopsiją, kad įrodyti tikrai, kad tai yra neepitelinis darinys. Ir nuo 12 metų lapkričio mėnesį atlikom 29 endosonoskopijas ir šitas giluminės biopsijos. Na, padidėjo tas diagnostinis efektyvumas iki 65%, bet aišku, dar jis kylantis yra, nes patirtis yra, pradžioje buvo daroma, dabar atlieka tik tais mūsų vedėjas, kuris ypatingai yra specializuotas endoskopinė su mukozinė disekcija, dėl to tas procentas, aišku, bus didesnis. Kokius vertiname požymius endosonoskopijos metu? Tai vertiname dydį, vertiname, koks yra echogeniškumas, iš katro sluoksnių jis yra kilęs, taip pat ar yra limfadenopatija ar ne, kokia yra kraujotaka,
koks yra kontūras. Na ir keletas pavyzdžių iš mūsų darytų endosnoskopijų ir giluminių biopsijų. Čionais matom, kartais ir nereikia tų giluminių biopsijų. Matosi paprasta kepenų cista, nes jos echogeniškumas yra toks pat kaip ir pripildyto baliono radialinio endosnoskopo skysčiu. Tai tiesiog nieko nereikia daryti. Čia stemplės leomiomas. Stempliai dažniausiai yra dariniai, visi yra gerybiniai, labai retai būna gistai. Tai šituo atveju matome 16 mm dydžio leomiomą, kurios echogeniškumas yra hipoechogeniškas, bet tolygus ir beveik kaip raumeninio sluoksnio. Čia po biopsijos ir po pašalinimo. Na, didelė stemplės leomioma. Šituo atveju buvo galvojama, kad galbūt tai yra peraugimas. Tai yra vėžys, stemplės vėžys, kuris beveik matome, beveik cirkuliariai apgaubė visą apatinį stemplės trečdalį. Tačiau po giluminės biopsijos paaiškėjo, kad tai yra leomioma. Ten buvo su radialiniu endosnoskopo vaizdas, čia su linijiniu. Matom, kad kalcifikuotas visas darinys. O čia jau atlikus biopsiją toks pat baltos spalvos, kas labai būdinga būtų leomiomai. Toliau mažas gistas, mažo piktybiškumo ir tik tiek labai įdomu, kad pašalinus 15 mitozių regėjimo lauke, kas labai retai ir iš retesnių atvejų, dažniausiai labai mažo piktybiškumo, kai yra 5 mitozės. Tai, bet vis tiek pagal visas patologijas pasitarus, tai yra labai mažo piktybiškumo gistas, tolygus, hipoechogeniškas. Toliau didesnis, 15 mm dydžio gistas, mažas gistas, matome 8 mm, jam būdinga tai buliaus akis. Centre yra hiperechogeniškas, o aplinkui hipoechogeniškumas, dėl to, kad įsipainioja ir normalius lygieji raumenys tarp tų navikinių ląstelių. Toliau, čia jau matome taip pat iš tikrojo sluoksnio, labai aiškiai matosi, kad tas darinys yra visi sluoksniai matosi. Tai čionais gleivinė ir gleivinės raumeninis sluoksnis, po to eina poglevis ir čia eina jau raumeninis sluoksnis. Tai aiškiai išeina iš raumeninio, tikrojo raumeninio sluoksnio. Didesnis gistas 5 cm. Ne visą laiką skrandyje yra gistai, dėl to yra labai svarbu, kad bereikalingai nereikėtų tų ligonių operuoti. Tai pavyzdžiui, šitas atvejis, matom irgi mažas 7 mm dydžio darinys, jo echogeniškumas yra toks pat beveik kaip ir raumeninio sluoksnio, tai irgi būtų ultragarsinis požymis. Ir atsakymas leomioma. Nieko nereikia daryti, jokios kontrolės, jokio gydymo. Kardio srityje įvairiai būna, gali būti ir gistai, ir leomiomas, bet kai pamatom tokį vaizdą, irgi tolygiai hipoechogeniškas, tai vadinamas gantelio forma, tai irgi yra patvirtinta buvo leomiomos atsakymas. Na, tipiškas požymas būdingas lipomai, tai yra jo kilmė yra iš pogleivinio sluoksnio, jis yra tolygiai hiperechogeniškas. Ir taip pat po giluminę biopsiją matom, kad yra riebalai pasimatę. Čia didesnė leomioma. Labai retai, bet vieną diagnozavom skrandžio švanomą, tai yra 27 mm dydžio. Biopsija nebuvo diagnostinė, tik tais po pašalinimo paaiškėjo tikroji diagnozė. Na, kasos skrandžio urve didžioji kreivėje dažniausiai tipiškas požymis būtų ektopiniai kastai, kai centre yra umbilikacija. Tai šituo atveju nebuvo atlikta endosnoskopija, vaizdas irgi toks, kas ir būdinga ektopiniai kastai, susiliejantis ir neaiškios ribos. Uždegiminis fibrolinis polipas matom skrandžio urvinėje dalyje, kuris ir transabdominalinės endosnokopijos metu aiškiai matėsi. Endosnoskopijos metu irgi matosi iš katros sluoksnio jis yra. Tai yra iš trečiojo sluoksnio, tai yra pogleivio, o raumeninis sluoksnis dengiasi visiškai nepakitęs. Tai sėkmingai buvo pašalintas endoskopinės ir mukozinės disekcijos būdu. 12-pirštės žarnos gistas. Rečiau 12-pirštės žarnoje pogleivinius darinius diagnozuojame. Didesnis 12-pirštės žarnos gistas, kuris turi tokį kontūrą netolygumą. Taigi išvados būtų, kad endosnoskopija ir biopsija yra aukso standartas po epitelinių darinių diagnostikoje. Ir tiksli po epitelinių darinių diagnostika lemia tolesnę gydymo ir kontrolės taktiką.